Keisčiausias įprotis. Važinėjimas dviračiu. Ko pati savęs paklaustum? Oh my God. Kiek kalbų moki? Lietuvių, anglų, rusų, norvegų ir lotynų pagrindai. Laisvė, lygybė, brolybė. Didžiausia baimė. Speleologija tai yra dalykas, kai žmonės... O man sakyti sveiki ar tiesiog esu? Sveiki, esu SMK aukštosios mokyklos bendrosios praktikos slaugos studijų programos vadovė Ilona Kazlauskienė. Mano gyvenimo moto yra niekada ne per vėlu. Didžiausia baimė. Kad džanga nukris. Iš tikrųjų, speleologija tai yra dalykas, kai žmonės lenda po žeme į urvus. Keisčiausias įprotis. Prieš miegą patikrinti, ar užrakintos duris. Labiausiai įsiminusi knyga ir filmas. Tai bus Erichas Marija Remarkas, 3 draugai. Kiek kalbų moki? Aišku, lietuvių, anglų, rusų, norvegų ir lotynų pagrindai. Kokie jūsų hobiai? Važinėjimas dviračiu, pasivaikščiojimas miške arba važinėjimas dviračiu miške. Apie kokią profesiją svajojate vaikystėje? Tai turėjo būti kažkas iš medicinos. Geriausia vieta Lietuvoje? Olando kepurė. Didžiausias gyvenimo pasiekimas? Neturiu šito atsakymą. Kodėl jums patinka jūsų darbas SMK aukštojoje mokykloje? Dėl to, kad galiu sutikti labai daug įvairių ir įdomių žmonių. Ko savo darbo metu išmokote iš studentų? Drąsos. Kokį patarimą duotumėte būsimiesiems studentams? Tiesiog savęs nevaržyti ir būti genialiems tose dalykuose, kurie patinka. Kokios yra pagrindinės vertybės, kuriamis vadovaujatės gyvenime? Tai laisvė, lygybė, brolybė. Kaip keliais žodžiais apibūdintumėte savo gyvenimą? Įdomus ir žaismingas. O čia tikrai apie mane. Ilona, kaip pirmą kartą statėte džengą? Kaip pavyko jums? Buvo sunku. Kas buvo sunkiausia? Rasti tą dalį, kuri juda. O buvo sunkiau statyti džengą ar atsakinėti apie save į klausimus? Atsakinėti į klausimus. Ko pati savęs paklaustum?